Tai apie narcizą viskas yra aišku. Man viskas aišku ir jums tą pasakau. Jeigu, vat jūs matėte šitą kovą, va čia tas ir matosi, iš visų jėgų jam nepasiduodavau. Tai jūs suprasit, kas čia per santykiai? Jeigu man reikėdavo kiekvieną kartą kovoti, kiekvieną dieną kovoti su žmogum, kas čia per gyvenimas yra? Čia turėtų rytos, tai ką mes čia esu? A taip turi būti, tipo? Va toks yra laimingas gyvenimas poroje? Tada tu iškeli klausimą, o kas yra laimingas gyvenimas poroje? Ne apie tai, ką kalba kiti, kas yra laimingas gyvenimas, o kas man yra laimingas gyvenimas poroje. Ir va nuo tada tu jau galėsi, kai jau žinosi, ko tu nori, tai tik tada galėsi ir kurti, nes šiaip paprastai žmonės net nežino, ko nori. Užtat jie ir sėdi fantazijose. Jeigu jie susimtų save ir susikoncentruotų tai, ko aš tiksliai noriu ir ką aš tiksliai turiu savo gyvenime ir sulyginsiu tą savo noriu su tuo, ką turiu, tada aš matysiu, kur yra prieštaravimai ir ką reikia eliminuoti. Ir gal eliminuoti tą, ką turiu, pasiimti tą, ką noriu.